Kas man iš tikrųjų glumina ir dėl ko aš labai pergyvenu, tai dėl Lietuvos. Tiesiog dėl Lietuvos ateities. Nes aš manau, kad šitas sprendimas, jisai daro žiauriai didelę žalą mūsų visai investiciniai aplinkai, nes tai iš esmės apmokestinami tie, kurie daugiau stengiasi, kurie atneša daugiau vertės, kurie sugeba išvystyti kažkokį verslą ir tas visas apmokestinimas, juos realiai mes dabar pradėjom apmokestinti dvigubai. Aš tiesiog manau, kad tai yra pakankamai neteisinga, bet realiai aš manau, kad at the end of the day tai padarys daugiau žalos, nes, kaip ir sakiau, mūsų investicinė toks, sakykime, vaizdas suprastėja, mažiau žmonių norės investuoti dėl tų didesnių mokesčių, lygiai taip pat tie patys lietuviai galbūt dairysis, kur galima ten verslą atsidaryti svetur, optimizuotis ir panašiai. Ir tada gale dienos paskutinė ta Excelio eilutė, aš manau, jinai bus labiau į minusą negu į pliusą iš šito padidinimo.